Sveiki, šiandien pas mus vienas iš perspektyviausių Lietuvos MMA kovotojų Denis Sokol. Kaip tu nusprendei tęsti savo karjerą, pradėti MMA? Pradėjau, netyčia nusprendėm su treneriu sudalyvauti kovinėme sambo. Sudalyvavau vienus metus, kitus. Sako, kad treneris sako, reiktų pabandyti kovas MMA pačiose. Sako, nelabai ko turėtų skirtis. Pabandžiau vieną kovą, pavyko laimėti. Kovosim toliau, matysim, kaip bus. Kaip vertini treniruočių stovyklą čia organizuotą? Oi, vertinsiu ją tikrai labai gerai. Tikrai jau išsikrovėm tiek fiziškai, tiek morališkai, tai čia sočiai jau. Ta savaitė tai buvo, kaip kai kurie per mėnesį tiek nesitreniruoja, kaip mes čia per savaitę. Super. Ir treneriai geri, tikrai vienas iš geriausių Lietuvos Motaivo trenerių. Misiūnas turbūt sakyčiau net geriausias. Atvažiavo tikrai neblogas Brazilas, super. Tikrai geras kolektyvas, geri treneriai. Tu dažnai dalyvauji tokiuose stovyklose? Paskutiniu metu tai nelabai išeidavo, nes tiek mokslai, tiek darbai. Ne, anksčiau, kai buvau, sakykime, jaunesnis, kai buvau dar moksleivis ar pirmieji kursai universiteto, tai dalyvaudavom pastoviai. Bent porą kartų per vasarą, porą kartų per metus tikrai sudalyvaudavau. Kuo skiriasi treniruotis pas Marcelo Guidici nuo Lietuvos trenerių? Nu, kaip ir kiekvienas treneris, jis turi savotišką savitą tą išsiugdytą techniką, kiekvienas žiūri iš savo patirties, iš savo varpinės, kaip galima sakyti, ir žiūri, ir dėsto savaip. Čia daugiau, kad kažką nepasakysi, kiek trenerių, kiek ir žmonių, tai yra savų nuomonių, savų technikų. Jos yra kaip ir pagrindas vienodas, tik tai skiriasi tam tikri niuansai, ten kojų padėjimai, dar kažkas. Tik tiek. Tau teko sparinguoti su tokiais kovotojais kaip Tadas Rimkevičius, Markas Šiorner, kurie iš tikrųjų sunkus ir labai patyrė. Kaip tu galėtum apibūdinti savo lygį palyginus su jais? Gal pasidalino jie savo patirtimis? Tai? Nu, tiek Tadukas dalinosi savo patirtimi, tiek Kazbeko Marko dalinosi, net jisai vedė keletą vos netokių kaip ir individualių treniruočių. O dėl smūgiavimų ir dėl visko, tai jau tikrai dar reikia daug treniruotis, kad pasiekti jų lygį, nes jaučiasi, kad žmonės neskuba, šaltais, ramiais nervais, daro savo darbą, prigauna, kada reikia susmūgiuoja, moka atsipalaiduoti tame pačiame, sakykime, bokse, muay. Tiesiog jaučiasi kaip žuvis vandenyje ir tiek. O gal dar galėtum išskirti kurį nors kovotoją čia esančių stovykloje? Čia buvo visokiausių kovotojų, tiek jaunų, tiek dar matosi tikrai nepatyrusių, tiek pat ir mano kolegas Sergejus čia, kuris neleido palsiauti mūsų kolegai Brazilui, tiek ir kitų, tiek Vaidas buvo čia pasitreniravęs, gaila tik tai, kad ten susitraumavęs, išvyko. Ne, iš tikrųjų buvo visokiausių kovotojų, gaila, kad netvažiavo Dmitrijus Zabolotnis iš Kaliningrado, nu, bet reikia pasveikinti, žmogus susilaukė atžalos. Tai tegul, viskas suprantama, šventė. Su kuo mes jį sveikinam. Kada tavo artimiausia kova? Spalio mėnesį. Pasmatyti reikia pasiruošti ir kovoti. Kokiam turnyrui? Oi, žinokit, turnyrui tai net neprisiminsiu iš tikrųjų. Kažkur buvo parašyta, bet net neprisiminsiu. O gal tai bus Superior Challenge? Jo, kad Švedijoje tai tikrai žinau, o turnyrų tai sakau, aš niekada neįsimenu. Nėra skirtumo kur, svarbu, kad kovoja. Kai nugalėsi, visi žinos. Kitais metais tu ketini atvykti į šitą stovyklą, ar dar neplanuoji taip į ateitį? Labai priklausys nuo to, kokiomis dienomis vyks, nes pas mus kaip ir įmonėje yra problema su tuo, kad nelabai nori paleisti atostogų, yra daugiau mažiau nustatytas laikotarpis, kada leidžia. Taip, o šiaip tai jeigu išeis, aš turiu atitiks laikas, bus vėl atvažiuos geri treneriai, susirinks kolektyvas, tai kas be ko, mielai prisijungs. Kągi, ačiū už atsakytus klausimus.